Tai labas rytas, saulės spindulėliai. Aš jau po savo 12 valandų miego. Tai vakar po ugnikalnio, kai išvažiavau, nieko realiai nefilmavau. Kaip ir matysi, pavalgiau. Tada atvažiavau į kitą miestelį prie Virgin Beach, neatsimenu kaip čia vadinasi. Tai irgi pavalgiau, truputį pliaže pasivaikščiau ir realiai viskas. Tai tikslas dabar yra važiuoti į Amedą, ten kur yra labai daug vandenyno jūros gyvūnų. Tai koralų rifai yra labai ten populiarūs yra. Ir tikslas šiandien visą dieną praleisti ten. Na, ir gal dar kažką tai pakeliui ten surasim, pamatysim kažką įdomaus ir tada sustosim. O viešbutį apsistojau, tai nieko ypatinga, 15 eurų, bet vaizdas tai kai už kelis šimtus eurų viešbutį. Pasaka. Nu ką, ir atvažiavom į mūsų viešbutuką, pasitinka šuniukai ir vėsuma bus čia. Kaip gerai. Hello! Where? Where? Okay. Tai va, apsistojau viešbutukę, toks va kiemelis, kokosai virš galvos ir my crib. Dar čia baseino nėra. Tai kaina iš viso yra 10 eurų. Na, nieko ypatingo, bet štai kiemas gražus, iš karto ten yra jūra. Tai ką, dabar varysiu iš karto snorklint. Labai iš tikrųjų pigiai yra čia nuomos snorklinimo. Tai dabar tikiuosi pamatysim gražių vaizdų. Daug kas rekomendavo čia atvykti, nes koralai ir visokių jūros gyvybių yra. Tai žiūrėsim, ką čia gero. Be, kai receptionė registravausi, sako, kas tau pastavė va čia, tipo. Sako, nukritino motociklą, o aš palauk, kur čia kas, o ten tiesiog spuogas kažkoks. Tai ką, einu dabar snorklint.
labai gražu. Daug žuvyčių. Net nusibodau filmuoti. Kas blogai, kad kaukė labai spaudžia nosį. Su man tokia nemažytė. Tai pamėginsiu kaukę pakeisti. Gal su didesnė nosies erdvė yra. Patinka, kai glosto. Turbūt, kad retai glosto jas. Už ausies kaip šunį. Ne? Ryžykėtų. Bet neagresyvi visai. Ką vietinį dar esu paklausinėjęs. Tai sakė, kad galima sutikti vėžlių. Tai reikės paeiti biškį toliau paplūdimiu. Dabar mėginsiu kaukę viską pasikeisti ir tada mėginsiu ieškoti vėžlių jūros. Tikiuosi, gal pavyks surasti. Vietiniai jį pasakė, kad, aš paklausiu, kur čia dar galima padaivinti. Tai sakė, tiesiai va čia, kur aš sėdžiu, yra piramidės kažkokios tai. Tai susiradau vietą ir paliudijau va iš galo restorane, tai kad čia yra piramidės. Tai bandysiu ieškoti. Tikiuosi, nelabai bus giliai. Tai ieškojau piramidžių, dėja, nieko neradau. Tai blogai, kad labai didelė srovė. Pirmą kartą aš pajutau tokią, tai pastoviai tempė į šoną. Tai aš iš karto taip plaukiu, ko čia taip sunku plaukti, nes aš prieš srovę iš karto variau. Kaip čia taip? O ten gylis buvo nemažas ir mane tempdavo. Tai ką, gal 15-20 minučių paieškojau. Ai, ką tik pamačiau įdomu, tai tas stingray, kur plokščia tokia, žuvis, kur jos uodega atrodo berods, kad yra nuodingos ir nenuodingos. Tai va tą tik mačiau, bet buvo labai giliai. Net nesiartinau prie jos, bet ir taip nebūsiu nedaplaukęs. Dabar, ką savo malonumu eisiu pasimaudysiu į seną vietą, kur vakar maudžiausi ir viskas. Bet nieko nefilmuosiu, nes nieko nepamatysit naujo. Grįšiu į viešbutį ir eisiu kimarinti ketinai. O rytoj jau keliausim tada atgal į Kutą ir dar kitą dieną varysim į kitą salą. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Šiandien toks relax video buvo 2 dienų. Leidau savo pasilisėt ir eksplorinsim jau nuo kitos savaitės kitą salą. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Iki.